Stresas tokio lygio, kad jau net vargšai plaukai sako, gelbėkit mane. Stresas ir oda tai tikrai labai susiję. Dermoje yra pagrindiniai nervų galūnėlės, yra kraujagyslės, kurios susinervinus, susitraukęs, atsipalaidavus išsiplečia. Ir jeigu tai dažnai atsitinka, jautriem žmonėm rausta veidai, skruostai, ar ne? Jeigu mes ilgai esame lėtiniam strese, mūsų odoje esantis receptoriai, histamino receptoriai, streso receptoriai, jie pasiunta, jie išprotėja. Ir tada papūsk į odą, paliesk rūbų, tiesiog skauda. Ir nežinau, ar esat kada jautę, kad plaukus skauda. Jautėt ar ne, tai reiškia, kad jau stresas tokio lygio, kad jau net vargšai plaukai sako, gelbėkit mane nuo jos. Ir oda labai reaguoja tą stresą, jin sausėja, jin serga, tiesiog šaukiasi. Taigi emocija, kūnas, mintis, viskas yra labai susiję.